Profitus tai platforma, kurioje susitinka labai skirtingi investuotojai. Tiek pradedantieji, tiek jau patyrę asmenys, tiek fiziniai, tiek instituciniai investuotojai. Jei kalbame apie sumą, minimali investicijos suma yra 100 eurų, tačiau turime ir tokių investuotojų, kurie į vieną projektą investavo iki 1,5 milijono eurų. Maža to, platforma vienyje labai skirtingo amžiaus investuotojus. Tai yra viena iš nedaugelio vietų, kur net ir nepilnamečiai investuotojai gali patys turėti paskyrą ir patys atlikti savo investicijas. Įdomu tai, kad turime net ir jaunesnių negu 1 metų amžiaus investuotojų, kur tiesiog tėveliai užregistruoja savo ką tik gimusius kūdikius, kad galėtų kaupti jų ateičiai. O šiek tiek vyresni, jų paaugliai investuoja ir patys. Jeigu kalbame apie amžių, ribos čia yra labai plačios. Vyriausia mūsų investuotoja yra 96 metų moteris. Pensinio amžiaus investuotojų turime virš 400. Tai galiu drąsiai paneigti įsivaizdavimą, kad investuoja tik tai kostiumuoti biuruose besėdintys vyrai. Šiai dienai investuoti gali visi. Kalbėdama apie investuotojo paveikslą, taip pat norėčiau išskirti moterų ir vyrų santykį, nes Profitus platforma šiek tiek išsiskiria lyginant su Lietuvos vidurkiu. Investuojančių moterų procentas Lietuvos banko duomenimis praeitais metais buvo 36%. Galiu pasidžiaugti, kad Profitus platformoje, greičiausiai dėka mūsų finansinės edukacijos, turime apie 44% investuojančių moterų.